kuris nori, kad visi mokėtų ir visi žinotų. Tai va čia pat mano mokinių darbai įdėti. Na ir tokie visokie paaiškinimai. Viena pusė vienokia, kita pusė yra kitokia. Ir vėl man kilo mintis, o ką reikia daryti, kad abi pusės būtų vienokios? Pati savo užduodu tą klausimą, padarau visokių pavyzdėlių ir atsakau, kaip reikia suverti, kaip reikia ką padaryti. Nu, bet aišku, toli gražu dar čia ne visi variantai. Manau, kad kas darys kitą leidimą, gal geresnį padarys. Va, taip, kad tie raštai, bet dabar mane sudomino būtent šitas. Nors čia gal ir nelietuviškas. Lietuviškus daugiau reikia orientuotis į va šitos. Va. Čia yra tradiciniai, klasikiniai raštai būtent vytinių juostų. Nors mūsų Lietuvoje pati labai tokia sudėtinga yra rasta šitą juostą rinktiniu būdu. Jau jinai spalvota rasta ir, žodžiu, jau tokia sudėtinga. Tai aš papuoliau pirmą kartą į tą stovyklą pas Trinkūną ir kaip tik Giedraitienė Daura darė šitą savo diplominį darbą, šitas buvo jos tema. Aš tai paėmiau ją, nufotografavau dėl jo, kodėl kad man patiko. Pašiausiai man patiko. O paskui pastumėjo mane toliau, sako, nešventieji puodus lipdo, ką žinai, viską sudėliok ir surašyk. Tai kai aš rašau vienam kambarį, o vyras ir kompiuteriu perrašo kitam kambarį, tai sako, o jis yra literatas, tai kibo prie kiekvieno mano žodžio, kibo prie kiekvieno mano sakinio. Ir sako, aš tų tavo juostų nesimokysiu, tu man parašyk aiškiai, kad aš galėčiau. Tai jeigu tu sakau esmės, nesuprasti, mes iš pradžių pykomės, paskui taikėmės, labai smagu taikytis, paskui galų gale aš jam paaiškinu esmę, kaip turi būti. Jisai muš mane išvaro, eik sukandęs dantis, eik, aš išeinu. Aš prirašau pusę puslapio, jis parašo 3 sakinius. Sakau, aš tau taip ir norėjau pasakyti. Arba aš parašau 3 sakinius, jis parašo pusę puslapio. Sakau, o kodėl tu taip daug čia parašėjai? Bet aiškiai. Ir pavyzdžiui, kaip ten yra tokių sudėtingų, kaip sudėtingų, tai yra kaip suverti, jisai sakau, kybo ir dar davėm, nes viskas savo jėgom, kad kas nors recenzuotų, ne, aš norėjau, kad specialistas dar pasižiūrėtų. Nu, maždaug čia tavo daržas, tavo pupos. Tai už tai ir literatam daviau, o maniškis tai jau labai kybo. Nu ir ačiū Dievui, jeigu žmonėm aišku nuo to, jeigu randi visur perdarytas šitas, tai labai malonu. Ir dar Vilija, tai iš viso jinai jau irgi daro. Tai visa, apdailos tiesa. Tos vytinės juostos yra, jos žavios ne tiek savo sudėtingumu, kiek savo apdaila. Tos apdailos ten labai tų bumbulėlių, visokiausių šitos labai jas tiesiog puošia. Gali būti paprastutė visiškai, o apdailos labai gražios ir jinai jau tokia labai puošni gaunasi. Ir man labai svarbu yra pritaikyti pavyzdžiui, už 5 litus nusipirkau, tik niekam nesakau ir kažką dadedu. Kažką tai čia vėlgi dadedu. Paltas buvo pasiūtas dukrai, dabar tik tai nugara padaryta skraistė, prie kepurytės, nors Upynos muziejui. Tai radau praeito šimtmečio, reiškia, autentiškos vadelės, vytinės vadelės. Anksčiau tai tas vytinės juostas ir pritaikė, reiškia, ir darydavo vyrai. Nes nuo 9 amžiaus žirgams yra rasta. Nuo 9 amžiaus. 10-13 amžius Rygos Latvija, Rygoje, tai rasta ir moterų kapuose ir po to žirgų būtent. Žirgų, vadeliojimams. Taip, ir vadelės. Ir man keista, kad mūsų žirgų tas muziejus dar iki šiol, nors tiesa jau jie žino, kad reikia vadelės vytinės jau pasidaryti, jau žino jau. Ir kepurę papuošiau, ir vaidinu, kad čia jau prašau, kažką tai tokio
padaryti, paltą pasiūti, kažkoks tai elementas, va, ir jeigu kiti sakom, ką aš tom juostom dirbsiu, man jų visai nereikia, nu vieną pasidarai gyvenime, ten prie kokiam šokėjai ir užtenka, bet jeigu nori vat, kažką tai tokio, vat, Krikštynams juostos yra reikalingos, žodžiu. Ypač su apeiginiais, jau tada gaunasi rinktinės, nes yra šitie baltiški ženklai jaučiami. Taip, tai aš tų ženklų čia buvau prirašius 30 puslapių, tai paskui man sako, tai tu turi tilpti į pusantro puslapį, į 2 puslapius. Tai čia, nu tokie pagrindiniai dalykai. Kaip toks žaičiukas. Viena mergaitė pradėjo pačią pirmą juostą nuo šito, nu aš galvoju, nežinau kaip ją atkalbėti ir ką čia daryti. Iššaudė? Iššaudė. Jo, tokia Eglė studentė iššaudė pas Trinkūną Dvarciškėse. Dvarciškėse irgi Eglės juosta. Aš jau taip gražiai smaldavau, netgi sakau, nu Eglutė, sakau, daug žmonių, žinaigi, tenais pas jį šitoj, labai daug, jau ten eini ratu ir vos spėjai aiškinti, paskui vieni kitiems ir aiškinti. Aš šiandien metais tenai mokiau juos spausti. Nu va, jau mano paskui mokiniai moko ir va Juliukas paskui sėkmingai tenais irgi mokė. Nu, tai čia yra geriausia, kas tik tai gali būti, kai tavo mokiniai va šitais va toliau eina ir nu, o ta idėja, kad stovyklos juosta, turbūt niekas neprieštaraus, kad reikia daryti, taip? Bet dabar aš jūsų žiniom, jau siūlai ant žemės. Ir